ūkio naujienos. Gėlių ūkio naujienos. Lelijos. Gaila, kad nesurandam laiko nuravėt, bet va, lelijos. Sparčiai auga. Narcizai dar liko. Keli nenuskinti. Jo. Dabar bus įdomiausia sulaukti lelijų. Kai kurios geltonuoja kraštai, ar šiaip drėgna, tai neaišku dėl ko. Bet ne visos, kurios. Va, kokia graži gėlė. Aišku, jau baigia nužydėti. Tai reiks kirpti žiedą ir bandyti dauginti. Va, kokias. Hiacintai. Ja. Irgi jau nužydėjo. Beveik. Tai gaunasi taip, kad galima buvo išlaukti ilgio, išlaukti tulpių saugimo. Ir, pavyzdžiui, šitą tulpę, viskas su ją gerai. Yra didelė tikimybė, kad mes dar per anksties pradėjom kirpti. Bet gal jau tokia, kai kurios jau meta žiedus. Ir vat, geltonos, kurios net ir išsiskleidusios atrodo labai gerai. Va, kaip iš toli atrodo. Yra tokių raudonų, tokių labai gražios. Ir čia auga kita partija, kurią jau greičiausiai kitą savaitgalį mėginsim realizuoti. Šitas irgi, manau, po 2 savaičių jau bus, nes aš žiūrėjau, kaip turėtų jos atrodyti iš tikro. Tai čia bus wow. Ir narcizai taip pat kita rūšis pradeda leisti žiedus. Ne žiedus, žiedus. Ir bus šitos tulpės. Tokios. Labai. Ir va, narcizo aukštis. Jisai labai aukštas. Ūgis, ar kaip jisai. Tai va, kol kas tik laukiam. Jo, ir bus pats pagrindas. Va šitas va. Tulpės. Net nežinom, kaip atrodys. Bet turėtų būti irgi labai gražios. Aišku, viena bėda, kad po lietaus viena kita galva tulpės buvo nulūžusi. Matyt, per sunki. Violetinė. Irgi tokia standi, tvirta. Lapai nebyra. Kažkaip keistai gavosi, kad kai kurios violetinės ir jau skleidžiasi, o šitos irgi turėtų jau tuoj išsiskleisti. Vat, laukelis. Bijūnai irgi auga. Viskas auga, neaišku, ar šiemet dar duos. Būtų labai faina, jeigu duotų šiemet žiedų. Tai tiek kol kas.